vykdysim pirmuko apžiūrą. Bent vienas dalykas, kas negerai, tai meta klaidą Noxo sensoriaus. Ten dabar emuliatorius, tai arba tas emuliatorius sugedo, arba sensorius, kuris jungiasi į emuliatorių. Tai ten widebando tiesiog sensorius standartinis 4,9. Tai bandysim tiesiog jį pakeisti ir pažiūrėsim, ar tą klaidą vis dar mes. Čia po kurio laiko ne iš karto išmeta ją. Tada tiesiog prasičekinsim važiuoklę, ar kažkas neišsiklibino, neišsibeldė, šiaip viskas kaip ir neblogai. Dar čia dieną praleikim normaliai, tai biškį keliukais vingiuotais. Tai supratau, kad stabdžiai labai silpni šitam setupui. Ir kitas dalykas dar labai iš tikrųjų pastebėjau, kad užknisa šitie balvonai veidrodėliai. Facelifto jie tokie yra aukštesni. Ir plus tas pelekas dar irgi neprideda gerumo, čia kas liečia matomumą. Tai esmė, kad šitie aukšti veidrodėliai viską ir mano regos laukas realiai nuo čia iki stoikės krašto aš nieko nematau. Ta prasme, vairuotojo pusėje. Kai į posūkį važiuoji, tai turi ten pasilenkti į priekį, kad pamatyt kažką. Aišku, sėdėsina mano irgi gal nėra super teisinga kažkokiem tai ten trasai ir panašiai, bet bele kaip daug vietos užima tie veidrodėliai ir nėra jokio tarpo, ta prasme čia tas pelekas panaikina tarpą tarp veidrodėlių normalų. Tai pri facelifto buvo jie mažesni, tie veidrodėliai. Tai užsakėm per RRR tuos veidrodėlius pri facelifto. Ir ta proga dar toks komentaras ir klausimas, gal jūs man atsakysit, kas pasidarė Facebook'o grupėm ir dalykam, kur parduoda, perka detalės visokios. Jau kelintas dalykas įdedu tiesiog dovanoju, arba ten belekai pigiai parduodu, arba ieškau tų pačių veidrodėlių pri facelifto tiesiog. Ir vienas komentaras ne į temą ir ta prasme, atrodo, kad 3 žmonės mato. Nes kažkaip niekas nepasiūlė man veidrodėlių pri facelifto, tiesiog norėjau nusipirkti. Tai finaliai tiesiog per RRR užsisakiau. O dabar keliamės ir žiūrim, ką mes čia turim. Šiaip visumoj paėmus, tai pirmukas tvarkingai tarnauja, kaprizų nerodo, kompensatorius netakši jau senokai, kad aš jį girdėjau, tai irgi nėra, kad čia kažkaip problema didžiausia išlindo. Nors faktas, kad būtų gerai juos pasikeisti, tai kažkada gal taip ir bus. Purkštukai irgi tie nauji, dirba normaliai, viską ten atkankino iš čia mane, bet kol kas pusivelnio. Aišku, čia dabar tai Noxai visokių, bet irgi nusipirkau Noxo emuliatorių, viską sudėjau, kad veiktų. Ir pirmas dalykas vos nekas sugedo. Tai ką pats nepasidarysi, tai ir neveiks. Aš ir galvoju, ar čia man vaidenas yra iš tikrųjų, bet stabilizatoriaus traukė atsisakė. Ir dar radau savo seną prožektorių. Gerai, čia laikosi visai žiūriu. Iški parūdėjęs. Pritraukia, žiūrėk, metalų. Buvo fainas prožektas. Kiek šansų, kad dabar paspausiu ir veiks. Deja, išsikrovęs. Krovimą priima viską. Bam, bam, bam. Fully functional, brand new. Tai zondas buvo miręs. Patikrinau ten savo to tiesiog widebando to kontrolerių, tai kur įsimetu ten pasižiūrėti mišinius kažkur, kur reikia. Kad užstrigęs mišinys rodo tas zondas ir nieks nesikeičia ten su dujiniu žiebtuvėliu. Tiesiog kaitinį, ne tiek kaitinį, kiek paduoti liepsną. Turi ten užriebėti, parodyti, kad keičiasi mišinys. Nieks ten nesikeitė, kitą įmetė. Ir dabar gal bus gerai ar geriau, nežinau. Dar vis kitelį išmeta, kad lemputė perdegus, bet apėjau aną kartą viskas kaip ir gerai. Per diagnostiką parodė, kad atbulinis kairys. Tai kol išėmiau pradėjau degti, žodžiu esmė, kad nubirėjo siūlelis. Tai okei. Tai ir mūsų užsakyti veidrodukai mažesni į facelifto. Ir pasižiūrėjau, kad čia jie yra anglų. Kaip atskirti, čia paimam vairuotojo pusės, jeigu europinis, tai vairuotojo pusės turi būti mažiau nulinkęs, o keleivio daugiau nulinkęs. O dabar gaunasi keleivio praktiškai statmenai taip pat, jeigu pastatyta taip ant stalo, o vairuotojo matosi konkrečiai, kad yra palinkęs. Tai žodžiu, čia yra angliškas, nes tiesiog keleivio pusėje sėdinu, angliškoje dešiniai pusėje. Tai veidrodėlis turi būti labiau užlenktas, kad matytum tą, ką reikia, ir vairuotojo atvirkščiai.
Gaidžiukai, blemba, net ir kodus nutrynė, nu tipo, nu, piderai, nu. Žodžiu, gražinsim ir šausim riebų komentarą. Bet, va, supranti, čia turim šalia tokį, va, stovintį refeisą su tais veidrodukais. Mažu reiktų nupeisti. Tai va, gavom veidrodėlius, savo nusėmiau. Ja, užmesim atgal, tiesiog parodysiu iš vidaus, kaip skiriasi matomumo dengimas su šitais ir su tais mano senais feisų drambliausim. Kompensatorius sugalvojo patakšėti. Ir vėl va, truputį apšilu ir nutilu. Na, o dar aptikom, kad kondiškiai, manau, yra išėjus. Aš jau jaučiu, kad ten nelabai nori veikti. Tai čia, žodžiu, nusėmiau skardelę tokia ten. Ir čia pasirodo visako brūdo prinešta ant to vamsdelio ir aišku, jisai bus parūdėjęs. Tai jo, čia tokia ertmė nemažai yra, kur tvarkingai gali kauptis tie brūdai. Nu tai žodžiu, reiks vamsdelį pasižiūrėti. Gal naudotą kokį tvarkingą rasim. Čia iš radiatoriaus. Ne, ne šitas, čia šitas viršutinis iš radiatoriaus, kur portas yra. Eina per apačią ir ten paskui eina iki salono turbūt. Toksai mandras ir dar daviklis va ten yra. Bandysim prasipūst, bet jo, čia matosi ir padriekia yra žalsvai, tai panašu į freoną. Nu, tiksliau labiau gal į tepalą. Pats freonas neturi jokios spalvos. Nu, norit pamatyti, kaip atrodo mirštanti sankaba, žodžiu. Užminam dugną, išminam sankabą, atleidžiam. Ir, kaip matėm, net nenukrito apsukos iki šitų vat, kurių turėjau nukrist. Tai reiškia, kad neišlaikė sankaba variklio. Ir, nu, reiškia, variklis stipresnis už sankabą, kitaip sakant, jinai šiuo atveju sudilus. Reiks keist sankabą. Patikslinimui apsukos nenukrito tol, kol gazo netleidau. O jeigu viskas okei su sankaba, tai turi būti pakankamai greitai. Ir nukrist ten, kur iki tos vietos tiesiog kaip bėgis yra. Nebent variklis turi štuką kilovatų ir prasuka ratus 6 bėgių. Tai nusprendžiau įmest naudotą diskelį, kadangi čia jau mes jį tiesiog turim, mėtosi čia pas mus ir čia mėsos yra pakankamai dar neblogai. Tai kodėlgi nesunaudojus? Pirmukas įvažiavo į garažą. Pirmajam remonto etapui, nes darbų prisikaupė jau dabar, kad į vieną etapą netelpam. Kadangi sankaba pavedė ir tą diskelį dėsim naudotėlį, paliksim diskatorių ir išminama viską seną. Skauda širdį man taip sakyt, bet va taip nusprendė Lukas ir viskas. Atskiria gabalį. Tai va, imsim dėžutę, žodžiu, ir keisim sankabą. Tuo pačiu dėžės riebokšlį vieną pakeisim, kuris ten kažkaip tai vis nori padrėkt. Nu, ten, kur kardanas sukosi prie dėžės. Ir tikėkime, šiandien laimingai išvažiuosim.
Ir kągi mes čia turime, ogi diskelį mano, originalus BMW, kaip matom, susidėvėjęs, nesimato čia jau tų brūkšniukų, vos kažkas tais. Tai gerai, kad aš čia nedaleidau tiek, kad kniedys pradėtų gadinti diskatorių ir smagratį. Dar čia kaip ir vos iki kniedžių yra, bet įvarža tai automatinė, kaip matau, kaip ir maksimumas jau. Nes, jeigu nebūtų buvęs maksimumas, tai ta sankaba normaliai dar veiktų, o ne jau tokia silpna. Tai reiks, aišku, atstatyti įvaržą, tą reguliavimą tiksliau įvaržos. Na ir žodžiu, čia turim jau ne originalų, nėra BMW užrašo, tai reiškia buvo kažkada keista sankaba ir čia šitas diskelis ne originalus. Bet principė vis tiek čia identiškas yra, tai galima sakyti tas pats, tik tai, kad šitas 1 mm storesnis. 1 mm nėra baisiai daug, bet turėtų dar gyventi normaliai. Ką turim, tą turim. Manau, važiuosim čia dar tikrai ilgokai. Tai metam atgal čia žodžiu tą sankabą ir dar dėžutės riebukšliuką pakeisime. Pasižiūrėjom dar išmenamas, viskas gerai su juo. Jokių garsų, maloniai sukasi. Tai čia man pasisekė, sakykim taip. Na ir tiek, dedam dėžutę atgal. Tai turime čia sankabos cilindriuką, ant kurio yra žymusis restriktorius. Nuo EKM6 jau turbūt prasidėjo. Tai va čia tarpe tiesiog įdėtas. Jį galima tiesiog paimti ir išmesti šitą viduriuką ir tiesiai žarnelę sujungti. Nes čia šitas atlieka tik tai funkciją, kad skystis ribotų greičių galėtų pertekėti. Tai ale čia kažkoks komforto dalykas, kad per staigiai atleidus sankabą nešoktų taip mašina į priekį, kažkas tokio. Tai tiesiog pašalinsim. Čia labai viskas paprasta, tiesiog atfiksuoji šitą galą, atfiksuoji šitą galą, išmeti viduriuką ir pajungi atgal. Tai užspausim žarnelę, kad skysčio neišbėgtų čia mums baisiai daug. Na ir išmesim tą centriuką, tai dabar vieną galą atsijungiam. Tada čia kitą galą. Čia sandarinimo žiedelis, aišku, kurio reikia nepamesti. Ir fiksatoriaus irgi reikia nepamesti, bet kadangi mes išmetam šitą bobiką, tai vienas dar fiksatorius suteikiantis jums antrą šansą. Nežinau, kiek čia matosi, bet ten yra maža skylutė. Vos prasišviečia. Tai jungiam dabar šitą atgal. Aš neatsimenu, ar tai buvo. Tai kažkaip bandysim atspėti. Šitaip turėjo būti, nes čia tvirtinasi. Tai žodžiu, šitas šitaip, šitas šitaip. Čiukšt ir fiksatorių įdedam. Dabar kažkiek oro vis tiek čia bus sistemui, daugiau mažiau. Tai nuorinimas man labai patinka BMW, tiksliau bent jau aš atradęs šitą technologiją ir nežinau, bent jau nemačiau, kad kažkas naudotų, tai dabar parodysiu, pradės naudoti garantuotojai visi. Nes šitas būdas yra pats greičiausias, paprasčiausias, turbūt netgi geriausiai norinantis.
Žodžiu, esmė tame, kad mes išsiimam cilindriuką iš dėžės ir statomės jį, tiesiog erdvėje. Taip jį laikom, kaip jisai dėžiai būna prisuktas. Tai taip, to aš susigaudysiu galbūt greitai. Bet žodžiu, taip kaip jis dėžiai stovi, taip ir čia laikomės jį. Tai yra kažkur va taip. Šiek tiek dar vos galim galą pakelt šitą, už tai, kad tiesiog oras, kad išeitų lengviau, nes vis tiek oro reikia išeiti. Ir tada taip laikant, spaudom, čia cilindriuką įspaudžiam stipriai ir tada iš lėto grąžinam. Vėl įspaudžiam stipriai ir iš lėto grąžinam. Visą laiką laikom taip kaip jisai stovi dėžiai. Ir viskas, po kokių 10 kartų, gal net 5 užtenka, visas oras išeina viršui į bakelį. Jeigu netikit, galite pabandyti ir sužinosit. Ir aš jau nežinau, kiek laiko tai porinu BMW sankabas. Ir ne tik BMW galima tai morinti, aišku, išorinis cilindriukas turi būti, bet BMW tai tiesiog yra patikrintas reikalas. Easy peasy. Aišku, bakelyje skysčio turi būti tiek, kad išsiskleidus cilindriukui dar normaliai paimtų, paimimas tas. Ir tiek, ir viskas. Dabar sudedam viską atgal. Kaip ir visada įstatant cilindriuką, žiūrim, kad šitą kojelį atsiremtų į lapciukę, o ne virš lapciukės, nes jeigu virš lapciukės, tada cilindriukas šauna ir tada daug problemų, keičiam cilindriuką ir ne. Na ir viskas, pažiūrim, kaip šitą sankabą. Čia, kadangi ta įvarža reguliuojasi automatiškai ir pirmą kartą nuspaudus, jinai atsistovinėja į vietą, tiksliau pirmus kartus. Tai aš taip nebinu iki pat galo, nes tiesiog biški man baisu, bet greičiausiai galima iki pat galo. Žodžiu, esmė tame, kad viskas, dabar jau atsistovi pedalas taip, kaip reikia. Sankaba veikia puikiai. Ir pažiūrėsim iš tikrųjų, aišku, čia dabar sankaba pasikeitė ir tas bobikas išsėmė. Pažiūrėsim, ar pats pedalo jausmas pasikeitė. Dabar panašu, kad jisai toksai, kaip spaudė, taip ir turi. Surenkam čia viršui viską iki galo ir viskas. Čia skysčio buvo dapylės biškį. Reikia biškį nutraukti, dar čia paskui pritaškys. Keisim pirmukų stabilniko traukės. Čia jos, žodžiu, buvau paėmęs piges, pabandymui patrumpinęs, nes kai koilai tai reikėjo trumpesnių, nes tvirtinimo vieta stabilizatoriaus yra žemiau, tai už tai reikia trumpesnių traukų. Tai jos parėjo, paėmėm dabar Lemferderį, irgi pasitrumpinom ir dėsim vėl atgal. Žiūrėsim, kiek laikys, šitos nepilnus metus atlaikė.
čia tiesiog kažkokios tai pigiaus, kurios atrodo kaip poemas. Nes būna kitos tai tos standartinės geležinės tokios. Nu gerai, pamačiau dabar tokį įdomų dalyką ir esmė, kad susukta dabar vairas yra į kairę pusę, dešinys ratas ir mes turim dar tiek vietos, kiek gali suktis. Vairas gali daugiau suktis, dar jisai žymiai. Bet į kitą pusę susukus, arba žiūrint į kitą pusę, tai čia yra šarnyriukai. Abu ir apatinis ir viršutinis persivertę iki pat galo. Ir bandant vasukiot, nėra jokio rezervų. Tai reiškia, kad dabar susukus iki galo, viena traukė kenčia. Ir tai žymiai trumpina gyvenimą jos, jeigu iki galo sukam vairą. Tai aš nelabai iš tikrųjų suprantu, kodėl čia taip yra padaryta. Nebent dar vienas variantas, tai anamortiko šita vieta, kur viršai prisisuka, jinai netoj vietoj privirinta ir jeigu jinai būtų biškį arčiau mašinos ten, tai tada viskas būtų kaip ir okei. Nes vis tiek logiška turi būti į abi pusės susukus ratą ar į vieną ar į kitą vienodai to kažkiek tais laisvumo, ar bent kažkiek tai laisvumo turi būti. Tai galvoju, kad galimai šitos irgi traukės nelaikys man labai ilgai. Tiesiai pastačius vairą ir padarius, pavyzdžiui, apatinį šarnyriuką per patį vidurį, tai viršutinis irgi turėtų būti per patį vidurį, bet jis nėra per vidurį. Arba iš tikrųjų, kadangi į vieną pusę ratas susisuko daugiau, į kitą mažiau, dėl tiesiog geometrijos važiuoklės, tai turėtų būti kažkuria pusė daugiau padarytas tas dalykas, pakrypimas, o čia toks vaizdas, kad jis ne į tą pusę padarytas. Žodžiu, nežinau, kur čia kas prasilenkė, greičiausiai su koilais kažkas, bet kažkur kažkas yra biški pramesta. Pagailo man tų traukių, padarysim moduką. Pasibandžiau dar ant senų, labai gerai ties šitą vietą persisuka, persilenkia, reiškia tiesiog kryptis pasikeičia traukių. Tai va čia pasižymėjau rodiklės, kaip reikia pasukti, reiškia viršus į ten, apačia į ten, persukti tiesiog reikia. Tai va truputį pasukom ir dabar mes turim šiek tiek rezervų, kaip matom juda susukus vairą. Tai vieną pusę, kadangi buvo dar belia kiek rezervų, tai turėtų būti dar irgi praktiškai tiek padėt belia kiek. Nu, čia praktiškai va šitas šarnyras dar visiškai tiesas. Nu, dar čia tai sočiai belia kiek, čia galima buvo žymiai daugiau dar persukti. Nu, va čia turim tokį E90, principė ta pati važiuoklė. Ir čia viskas man kaip ir paaiškėjo, tai čia dabar taip jau tiksliai nerodysiu, nes čia su viena ranka sunku bus sukiot man, bet susuki tą vairą, ten kaip jau pas mane būdavo užsiskersuoja, tai čia dar šiek tiek lieka kažkur tiek paklibėjimų. Tai čia su originaliais amortikais visą važiuoklę, o kai koilai, nu aišku, žemiau pasidaro. Tai gali būti, kad ir perkrypsta labiau gal, ir nežinau, kažkas pasikeičia ten taip, ar tai ir vieta gal, kur sukasi stabilizatorius, nu greičiausiai, kad jinai netokių kampų stovi. Ir išsišaukė toks bajeris, tai va, tai kas su koilais, tai rekomenduoju pasižiūrėti, nes susukus į abi pusės turi likti bent kažkiek tai to laisvumo stabilizatoriaus traukis. Kitu atveju jinai labai greit išeis šratais. Pirmukas į garažą įvažiavo pats, įsivaizduojat. Šiaip tai ką, jokių kaip ir problemų neranda. Keisim ratus į žieminius, keisim tepaliuką, nes jau pramyniau 6 ar 7 tūkstančius, ten aš nusistatęs tą tankų tokį keitimą, nes reikia duoti visus šansus jam išgyventi. Ir tiek, eksploatuosime toliau. Tai turime čia filtriuką. Jeigu kas atsimena, tai prieš tai, kai buvau keitęs, buvau susitraukęs jisai. Nors čia pravažiavau lygiai tiek pat kilometrų. Tik tai, kad tada važiavau žiemą, nu reiškia po žiemos keičiau tepalą, o dabar po vasaros. Tai nežinau, kokia čia tendencija, bet panašu, kad tiesiog vasarą, kai tepalas šiltesnis būna nuo šalto variklio, reiškia, tai jam turbūt lengviau tekėti ir mažiau čia prievartauja tą filtrą.